Sveiki, čia yra Loreta Vaičaitytė, psichologė, hipnoterapeutė. Ir tiesiog gal norėjau šiek tiek pasidalinti apie žmogų ir gyvenimo principus vedančius į vidinę laisvę, ramybę ir išmintį, nes dauguma ateina ir prašo vidinės ramybės, labai daug nerimo, depresijos ir neramybės aplinkui. Tai tiesiog gal noriu priminti, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo įvaizdį, atvaizdą ir mes iš tikrųjų esam žiauriai galingi. Ne visi tą galę naudojamės arba labai retas naudojasi tą galę sąmoningai. Realiai mes turim labai didelį tiek kūrybinį, tiek naikinantį potencialą. Ir pirmiausia, viskas prasideda subtiliame lygmenyje, mūsų mintise ir mūsų jausmuose. Netgi energetiniam lygmenyje, ar ne? Tai iš tikrųjų, pažiūrėkite aplinkui. Kai mes patys neramus, ką mes kuriam aplink save? Ar mes kuriam, ar mes greunam? Santykius šeimoje, santykius darbe, ką mes siejam aplinkui? Ramybę ar daugiau įtampos? Realiai daug kas klausia, tai kaip tą padaryti, kaip tą pakeisti. Tad dalinuosi Don Miguel Ruiz 4 susitarimai, Toltekų išmintimi, kur kalbama apie 4 susitarimus arba principus. Ne? Pirmas tai yra nepriimkite nieko asmeniškai, žodžius vartokite nepriekaištingai. Antras, trečias, nedarykite prielaidų. Ir ketvirtas, visada darykite geriausia, ką galite. Ar ne? Tai gal pradėsiu nuo tų žodžių vartoti nepriekaištingai. Apie ką visą tai? Tai tiek mintis, tiek žodis, jis yra labai galingas. Jis gali žeisti stipriau negu kardas arba gali pakelti ir suteikti sparnus. Ar ne? Žiūrėkite, toli mums ieškoti nereikia. Kas vyko mūsų vaikystėje? Kaip dažnai mums tėvai sakydavo, tu šaunuolė, super, aš tavim myliu, aš tavim žaviuosi, aš tavim didžiuojasi, kokia tu nuostabi, koks tu nuostabus. Wow, žinai. Turbūt daug dažniau mes girdėjom, paskubėk, ko čia kaip sraigė, ar ne, nefantazuok, neskraidyk padebesiais, ar ne. Tokios kritikos, tokio numenkinimo, pažeminimo, kad mūsų pasaulis, mūsų svajonės yra nesvarbios, yra kvailos, mes patys kažkokie tai nereikšmingi, neprotingi ir panašiai. Tai va čia mes pradedam nuo vaikų, bet tai lygiai taip pat veikia, aišku, ir suaugusiai vieni kitus. Pavyzdys, ar ne? Mergaitė dainuoja, ar berniukas dainuoja ir, sakykime, užkniso jau ten mamą arba tėtį, jie kažkur tai skuba, pilna reikalų, nesuspės, vėluoja. Ir sako, baik čia, žinai, nesąmonėm užsiminėti, žinai, koks bjaurus tavo balsas, žinai, iš viso geriau patylėtum. Gali vieno tokio emocingo karto užtekti, kad vaikas patikėtų tikrai, o Dieve, mano balsas baisus ir aš daugiau gyvenime nedainuosiu ir nebedainuoja. Užsidaro talentas ar užsidaro tiesiog tai, kas mums padeda gydyti, terapiškai veikia. Ir vaikas daugiau niekada savim nepasitikė šitoj srity ir atsisako dainuoti, nors galbūt balsas nuostabus. Tai taip veikia tas žodis kaip juodoji magija, taip pat ir santykiuose tarp suaugusių, ar ne? Mums svarbiausia santykis su pačiais artimiausiais. Pavyzdžiui, vyras, žmona arba partneriai. Ir jeigu partneris, ar ne, reaguoja į mūsų elgesį, Dieve, kas čia per nesąmonė, žinai, ten kritikuoja, žemina, tu nieko nesugebi, kažkaip pastaruoju metu tikrai labai daug ateina moterų iš narcisistinių santykių, toksiškų santykių, kur vyrai žemina, verčia abejoti savimi ir tu matai, ir ta pati moteris jaučiasi, kad vis labiau ir labiau nepasitikė savim ir pradeda abejoti ir kažko nori kito, ar nori keisti gyvenime. Galvoju, tikrai, kas mane tokia ims, aš niekam tikus. Ir ne, tai kaip tas žodis iš tikrųjų
pasakyta su jausmu, su neapykanta, su pykčiu, su pasibjaurėjimu, iš tikrųjų veikia kaip juodoji magija, kaip užkeikimas. Ir atvirkščiai, mes žodžiais galime laiminti, įkvėpti, pakelti, pasitikėti savim tiek vaikus, tiek savo mylimuosius. Mes galim nuoširdžiai girti, mes galim iš tikrųjų palaikyti, mes galim įkvėpti. Kaip pavyzdys, ar ne, vaikas, sakykime, kažką tai daro, galbūt jam ir nesiseka, tu sakai, kaip faina, šaunuolis, kaip įdomu, parodyk man, gal pabandykim kartu, nepavyko, pasiseks kitą kartą. Taip, mylimajam galima sakyti, viskas gerai, šį kartą nepavyko, pavyks kitą sykį, viskas tvarkoj, tu viską padarei, ką galėjai, nesijaudink. Toliau yra nepriimkite nieko asmeniškai. Žiūrėkit, žmogus iš tikrųjų nuo pat vaikystės jaučiasi tokia pasaulio bamba, kad viskas yra apie jį. Netgi vaikai kitąsyk, kai tėvai išsiskiria, kol jie dar maži ir ta logika prastokai veikia, dar kitokia vaikiška logika, fantazijų pasaulis, tai realiai jie dažnai kaltina save, gal aš buvau blogas, dėl to tėveliai išsiskyrė. Ar ne? Tai apskritai mes labai linkę viską priimti asmeniškai. Žmogus mus skyrė, tikrai aš čia toks fainas, aš čia toks nuostabus, čia dėl manęs, čia apie mane, ar ne, žmogus mus peikia, kaltina, kritikuoja, o Dieve, tikrai aš niekam tikęs, aš nieko vertas, aš tikrai čia kažkoks netoks, ne taip apsirengiau, ne taip pasielgiau, ne tą pasakiau. Iš tikrųjų, dažniausiai tai yra apie juos, ne apie jus. Jeigu žmonės labai stipriai kritikuoja, kaltina, teisia, vadinasi, jie patys viduje turi labai stiprų kritiką ir patys save labai tarkuoja ir graužia už kažką. Tai ta kritika yra apie juos, ne apie jūs. Jeigu jie jūs giria, galbūt jie manipuliuoja ir meilikauja ir kažko tai nori iš jūsų. Arba tai irgi yra išmoktas dalykas, geros mergaitės, gero berniuko, tam, kad įtikti, patikti, kad mane mylėtų. Nuoširdumo turbūt nėra daug šiame pasaulyje, ar ne? Labai dažnai mes naudojamės visais tais modeliais, kuriuos išmokom. Ir realiai kas vyksta, žiūrėkit, mes labai gyvename kančioje, kaip ir kalba Miguel Ruiz. Ir dažnai tą kančią patys ir susikuriam, priimdami viską asmeniškai. Taip, reiškias, įsiklausydami į žodžius ir priimdami juos už gryną pinigą, darydami prielaidas, grauždami save, nes mus grauždavo ir kritikuodavo tėvai už viską, gerą ir blogą, ar ne, ar tiesiog tai, ko patys nesupranta, nepriima, savyje neintegravę. Taigi nepriimkite nieko asmeniškai, tai ir yra apie laisvę, kai aš nepriimu nieko asmeniškai, ar mane giria, ar kritikuoja, aš tampu laisvas nuo kitų žmonių požiūrį į mane. Aš galiu būti savimi, unikaliu pagal savo sielos prigimtį. Aš galiu pasidalinti savo pačios patirtim, bet šiaip tai yra ir klientų patirtis, kai pasaulis atspindi mūsų pačių realiai jausmus, požiūrius. Sakykime, kai susidomėjau šamaniškų būgnų, ir nusipirkau. Ir buvo tas toksai nepasitikėjimas, nedrąsa, o ką žmonės pagalvos, žinai, čia ragana kokia tai palaikys, ką kalbės, mažas miestelis ir panašiai. Ir kai pradėdavau būgninti, iš tikrųjų žiūriu, vienas kaimynas ten žiūri keistai, ten paskui išgirsti, kad kažkas kažką gal ir kalba, kitas kaimynas paleidžia garsiai muziką, ar ne, kai tu būgninė. Tartum pasaulis ir rezonuoja ir parodo tau, kad klausyk. Tikiesi tokios reakcijos, aš tau ją duosiu. Bijai manęs.
galvoji, kad aš tau būsiu priešiškas, aš tau toks ir būsiu. Ir kai pats save priimi ir atsiranda drąsos ir tau pasidaro dzin, ką žmonės pagalvos, kas ką nori, tas tegul galvoja ir pamatai, kad tu baugini ir nieko nesidaro, niekas nereaguoja priešiškai, kažkaip visi priima. Tai vat ir tikslas yra, galbūt viso gyvenimo tikslas, priimti ir pamilti save tokį, koks esi. Nes realiai, mano patirtis rodo, kad žmogus yra ištisas kosmosas. Kaip sako, pažink save ir pažinsi pasaulį, ten tiek gelmių, ten tiek platybių, ten tokios erdvės, tiek daug nepažintų ir nenaudojamų asmenybės dalių. Tai ir mūsų dieviškumas, gebėjimas priimti viską, ne tik tai, kas gera ir gražu, ir blogas patirtis. Ir ta vidinė ramybė, tiesiog kosminė ramybė, jinai ne bažnyčioje, jinai ne miške, jinai mūsų viduje. Tik tam tikros erdvės ją aktyvuoja. Ar ne, tam tikros praktikos ją gali sužadinti. Mūsų žaidžiantis vaikas, tai visi mūsų talentai, natūralūs talentai. Netgi nebūtinai tie, kurie pripažinti, ar ne, tai gali būti ir gebėjimas jausti kitus žmones, gebėjimas išklausyti, nebūtinai tradiciniai, muzikos, sportiniai ar ten matematikos genijai, išradėjai ir panašiai. Tai tiesiog mano patirtis labai rodo, kad taip kaip tu pats jautiesi ir ką galvoji, tą tau pasaulis ir atspindi. Apie tos žodžius gal irgi dar sugrįšiu, labai kažkaip įstrigo vienas pavyzdys. Kaip mes nesąmoningai griaunam. Taip. Tiesiog viena klientė pasidalino ir man labai užstrigo apie jos uošvienę. Kad uošvienė turi tą tokią intuiciją, moterišką labai stiprią, bet ją naudoja taip griaunančiai, naikinančiai, ar ne? Aišku, visą tai vyksta nesąmoningai, ar ne? Ir jinai vis pastoviai tokį negatyvą siunčia į aplinką. Tai žiūrėk, tam kažkas nutiks, jau jisai susirgs, tai rasi ten garaže negyvą. Ir rado garaže negyvą, ar ne, savo sūnų. Tai toks, žinot, sako, net bijau aš jos, ką jinai pasakys apie mane, apie mano vyrą, kaip jinai savo sūnų paveikia, kiek, sakykime, baimių varo, nepasitikėjimo savim. Tai labai labai svarbu nuo tokių žmonių, iš tikrųjų vengti tokių žmonių, ar ne, ir kuo mažiau ten vykti, arba iš viso nutraukti tokį bendravimą. Arba ir sakyti, ar ne, kad stop, nepriimu. Laiminti savo šeimos narius ir nepriimti tokios informacijos. Taigi, nedarykite prielaidų. Čia pateikta iš tikrųjų vienas iš pavyzdžių, galbūt suaugusiems labai tinkantis, kaip mes prisisvajojam, prisifantazuojam. Kaip pavyzdys. Susitinkam kažkur tai, pavyzdžiui, vyras sutinka moterį kažkur tai, galbūt šypsena, galbūt pokalbis, galbūt kažkas tai ten tarp jų, kažkoks pabendravimas vyksta, ir grįžta, jisai prisisvaigsta, prisisvajoja, galbūt ir susitokia, tas pats ir moteriai gali būti, ar ne? Ir paskui, sakykime, nieko nenutinka, ar ne? Ir mes kenčiam, nes mes patys, susikuriam kažkokią iliuziją ir pradedam joje gyventi. Tai labai gerai pasakyta, kad iš tikrųjų mes patys tą pragarą ir sukuriam čia žemėje, kadangi čia yra labai daug kančios, kadangi mes nuolatos degam nerime, saviplakoj, savigraužoj, gyvenam praeityje, o kas būtų, jeigu būtų ar nebūtų, aš būčiau kitaip pasakęs, kitaip pasielgęs, ar ne, 100 kartų save baudžiam už tą pačią klaidą. Ir pažiūrėkite aplinkui. Iš tikrųjų, aš kažkada paauglystėje, taip man kilo toks vaizdinys, aš nupiešiau žmonės kaip kokias tamsias figūras, tiesiog kaip, nežinau, šešėlius, kaip... Tiesiog mes taip gyvenam toje kančioje, palinkę, sugriuvę, žinai, ir labai gerai pasakyta, kad pragaras turbūt yra neišėjus iš šio pasaulio, bet jau šiame pasaulyje, tai kaip gyvena žmonės. Netgi
Nereikia toli žiūrėti, pažiūrėkim, Ukraina, visur, kur vyksta karas, Gazos ruožas, ne, ten gal labai akivaizdžiai tas pragaras ir tos kančios matosi. Bet netgi nebūtinai tik tenais. Nebūtinai tik civiliniai karai ir priespauda, ir vergystė, ir šiuolaikinis žmonių išnaudojimas, ir vaikų darbas, ar ne, ir smurtas šeimoje. Tos kančios lygmenų yra labai daug. Ir labai dažnai pats žiauriausias savo teisėjas yra žmogus. Žiūrėkit, nes kas gaunasi, iš tikrųjų kiekvienai aukai reikia smurtautojui ir kiekvienam smurtautojui reikia aukos. Ir čia yra tokia simbiozė, toks parazitavimas. Aš kažkada suvokiau, nieko tu neišgelbės, jeigu žmogus nenori būti išgelbėtas. Na ir paskutinis yra, visada darykite geriausia, ką galite. Ar ne? Tai tikrai čia ne apie tobulybę, nes tas perfekcionizmas mes paskui irgi ir vengimas, ir atidėliojimas, ir nepasitikėjimas savimi, ir ten niekada nesugebam džiaugtis, nes tai dar netobula. Ne, bet tiesiog darykite geriausia, ką galite. Ir tada nebus už ką save graužti. Ir kartokite savo, taip, aš padariau geriausia, ką galėjau. Gal tai netobula, gal tai, ar ne, tiek, kiek galėjau, bet padariau geriausia, ką galėjau. Ir nebus dėl ko graužtis. Aišku, kad tai yra labai sudėtinga. Ir tai nenutinka per dieną, ir tai bus ups and downs, žinai, aukštyn, žemyn, kaip amerikietiški kalneliai. Bet tiesiog leisti savo suvokti, kad yra tų kelių, yra tų galimybių negyventi nuolatinėje baimėje, ką kiti pagalvos, ką kiti pasakys apie mane. Jie šiaip ar taip kalbės. Ar jūs darysit ką nors, ar nedarysit, šiaip ar taip apie jūs kalbės. Šiaip ar taip jūs apkalbės, tai geriau jau tada gyventi laisvai ir daryti tai, ką norit. Ir būti savimi. Ir tada, žinokit, yra kas apkalbės, o yra kas matys jūs kaip pavyzdį, kuriems jūs būsite šviesa tame kelyje, padrasinanti juos būti autentiškais ir eiti savo keliu.